Treneri, įdomus žaidimas, įdomios rungtynės, bet aišku, netokio rezultato. Ir jūs tikėjotės ir netokio rezultato siekėt komandą. Kaip įvertintumėt rungtynės? Tai jūs labai puikiai paminėjote, tikrai važiavom ne pralaimėti, ne 0 taškų grįžti namo, važiavome laimėti visiškai. Manau ir žiūrint rungtynės, tikrai manau vaikinai to nusipelnė buvo. Apart pirmą 5 minutę, atsiprašau, mažo nesusikalbėjimo pasiekmė buvo įvartis, o po to ypač pirmą kėlinį, tai iš vis perėmėm iniciatyvą ir tikrai vaikinai atrodė mėgavus ir tikrai žaidė gerą žaidimą, mažos tik detalės, buvo kur akcentuojama, kad pataisyti ir sakau, neturiu jokio priekaišto, kaip vaikinai žaidė ir ką atidavė aikštė. Labai gaila dėl šito dalyko, kad tiek jie atidavė ir nebuvo apdovanoti pergalę ar kad ir 1 tašku, nes vis tiek žinom, kad su Kauno Žalgiriu tikrai yra ką veikti žaisti ir tai kietas riešutėlis, bet sakau, labai džiaugiuosi, kaip vaikinai dirbo. Dar net nebejau, kad jie gali dar gerinti tą žaidimą ar dar geriau atrodyti, bet sakau, džiaugiuosi iš tos pusės, bet labai liūdžiu, kad vaikinai nebuvo apdovanoti 3 taškais. Vis tiek, gyvenimas tęsi, bus kitos rungtynės, bus galbūt proga irgi pakovoti dėl taškų. Turėjot prieš tai buvusiose rungtynėse nemažai nuostolių, dabar lygtai ir grįžta vieni į gretas, tačiau krenta kiti. Kas nutiko puolėjui Oduenį, kurį buvot privesti pakeisti? Dar reikia, kiek matėm, berods koja liko, kūnas nuėjo, tai dabar viską žinosim tik po tyrimų. Svarbiausia yra tai padaryti. Taip liūdnas tas dalykas, kad vienas grįžta, 2 iškrenta. Bet nieko. Vaikinai yra per daug stiprus ir per daug turi didelį charakterį ir dar didesnę širdį ir jie jau antradienį eis kovoti tik dėl pergalės. Kai komandai būna netokia sėkminga serija, dažnai pasigirsta tų pokalbių apie braškančias kėdes. Nebraška jūsų kėdė čia dabar šiandien? Ne, nežinau, vėlgi. Sunkus klausimas, gal ir ne man klausimas, bet tikiu tuo, ką vaikinai daro, ką mes darom ir sakau, ir dabar po rungtynių pasakiau, kad svarbiausias dalykas dabar išlaikyti nosis savo akių lygmenį ir nepasiduoti, nes tikrai negali tiek daug nesisekti. Tikrai ateis tas visas dalykas į tas pergalės ir tie geri laikai ir pas mumis, net nebejau tuo. Šitie vaikinai rūbiniai per stiprus pasiduoti. Jie yra visiškai per stiprus pasiduoti ir net nebejau, kad mes dar grįšim.